Pristatant praėjusių metų valstybės kontrolės veiklos ataskaitą, svarbu pabrėžti mūsų institucijos stiprybę – gebėjimą išlaikyti nepriklausomumą, objektyvumą ir profesionalumą, atliekant valstybinius auditus ir vertinimus, taikant pažangias audito kokybės užtikrinimo priemonės ir lanksčiai reaguojant į kintančią aplinką. Paisant iššūkių, pernai valstybės kontrolė sėkmingai atliko daugiau auditų, vertinimų ir apžvalgų nei ankstesniais metais. Vidutinė audito trukmė sutrumpėjo, o tai rodo ne tik nuolatinį darbo procesų tobulinimą, bet ir gebėjimą greitai bei lanksčiai reaguoti į kintančias aplinkybės. Įgyvendinus rekomendacijas, teigiami pokyčiai įvyko 12 iš 16 stebimų sričių. Atliktų auditų poveikį rodo skaidresnis viešosios valdysenos modelis, priimti svarbus sprendimai formuojant ateinančių metų valstybės biudžetus ir mažinant šešėlinę ekonomiką, sudarytos teisinės prielaidos optimizuoti privalomo sveikatos draudimo fondo veiklą, gerėjanti miškų išteklių apsauga ir vaikų sveikatos stiprinimas. Praėję metai buvo aktyvūs ir tarptautinėme bendradarbiavime. Valstybės kontrolei buvo patikėtos Europos aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos Eurosai antrojo vicepirmininko pareigos. Valstybės kontrolės veikla ir patirtis yra puikiai vertinama tarptautinėje audito bendruomenėje. Kad mūsų veikla atitinka tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus, patvirtino ir Estijos, Jungtinės Karalystės bei Nyderlandų aukščiausiųjų audito institucijų ekspertai, atlikę valstybės kontrolės veiklos vertinimą. Dėkoju mūsų nuolatiniams partneriams, audituojamoms institucijoms už bendradarbiavimą, prieigą prie duomenų įsitraukimą ieškant būdų, kaip išspręsti nustatytas problemas. Džiaugiuosi, kad mūsų nepriklausomo darbo rezultatai naudojami sprendimams priimti, o Seimo audito komiteto palaikymas padeda greičiau pasiekti visuomenei būtinus pokyčius.